Sveiki gyvi, į Kačerginę važiuojam. Labadienelė. Labadienelė. Gal sustam kavutės ir trumpą intro padarysim tada. Aš esu Raimundas, čia yra Gintenis ir šiandien važiuojam į Kačerginę, kurioje vyks Baltic Touring Car Championship Grand Prix. Ir vienas smagumas yra, kad visiškai nieko nesurežisavus, mes dar neturim pavadinimo šitam savo kanalui, kurį atidarysime po šito video nufilmavimo. Turim keletą variantų, apie kuriuos esam apsitarę, bet dar nesusitarę, tai galim pabandyti dabar sutarti. Labas. Sutarti dėl pavadinimo. Ir dabar iš oro sakyk bet kokius du angliškus žodžius. Jeigu sutampat angliški žodžiai, toks bus ir pavadinimas. 1, 2, 3. Second Lane. Sveikiname visus atvykusius į Second Lane kanalą ir į pirmą mūsų video, kuris bus labai geras. Važiuojam? Jeigu būtų mašina, kokia mašina būtų? Realiai būčiau tada naujausias Lexusas, kuris ne GX-as, o LS-as. LX-as, tas džipas. Bet tu čia labai gerai pasigalvoji. Būčiau todėl, kad didelis ir baisus. O kas tu būtų? Aš golfas, paprastas, natūral. Norėčiau būti gal eras, pavyzdžiui. Realiai esi golfas, bet norėtum būti eras. Jo, bet realiai tai tiesiog esi 1.5 etasai. Nuobodus ir patikimas? Aš toks truputį seksualus ir pakankamai kompaktiškas. Aš nelabai žinau, kam golfas gali būti seksualus. Ar tau golfas neseksualus? Irgi ne. Sveiki, akreditacijas medijai. Raimundas Kižys, Gintenis Dauparas. O tu tik dvėjimiai? Jo, kam jis reikalingas? Tik kad į trasą įleis. O bus čia, ką čia, mašinai pabus. O jūs ar turit? Ką, mes neturim. Nu, tenais, žinokit, reikia į tada. Tai turim BMW 325 Cup, akivaizdu, kad pilna trečių BMW su 2,5 varikliais. Dabar praeisim ir pasižiūrėsim. Turim labai dailiai atrodančią Latvių komandą šiek tiek toliau. Čia kažkur turim Jovaišos bolidą vieną, kuris turėtų visai neblogai suvažiuoti ir startuoja iš pirmos pozicijos. Koks čia renginys, netikėtai išklydom, gal papasakos? Čia lenktynės labai fainas lenktynės, bus Nemuno žiedom. Jo, būtinai žemiau biški. Не говорить По-английски? По-русски. Спасибо большое. Nu, kartais trasai, kai su kitu automobiliu susikabini šonu, rezultatas būna va toks, prie pat žiūrovų. Sveiki, norėjau pasirauti, kaip praėjo pirmos varžybos. Kaip pirmos varžybos, tai manau labai gerai. Svarbu, atvežiau mašiną čia, nieko neišlėkiau už trasos labai. Biškį padaužėm, bet viskas tvarkoj. Ir matėm geltoną vėliavą. Gal galit pasakyti, ar nežinom tiksliai, kodėl tai buvo? Ne viena mašina išlydo iš trasos ir viena ten, kita ten krūmuose, žodžiu. Dabar einam pasižiūrėti, ką vairuoja žiūrovai, o po to eisim kalbinti lenktynį. Pirmą auką turim už manęs, tai yra Volkswagen Multivanas, jeigu teisingai pamenu, tai yra antros kartos, nežinau, ar atnaujintas, neatnaujintas modelis. Hanover Edition, raudonas Multivanas su Porsche ratais. Tai tokių automobilių turbūt pas mus nebėra, o į šitą akivaizdžiai įdėta labai daug meilės ir labai daug pinigų. Čia radom gražią C3 korvetę, 4 bėgiai, 5-7 variklis. Žiauriai gražiai atrodo, labai gražiai galas išskiestas. Panašu, kad gal netgi ir šviežiai restauruota, gražiai atrodantis dažai. Ir šalia dar turim XJS Jaguar. Kaip galvoji, kokiu atveju galėtų nublankti Porsche Carrera, jeigu atsistoja prie Noble Ultima? 7 litrų variklis, kuris vos telpa bagažiniai. Maksimalaus dydžio langai ir veidrodėliai prie stogo. Dar radom vieną labai gražų egzempliorių, kas yra antros kartos Toyota Mir2 gaminta iki 99 metų. Jeigu savininkas žiūri, tai šaunuolis akivaizdžiai įdėta labai daug laiko, labai daug pinigų ir labai daug meilės, turbūt viena gražiausių MR2 Lietuvoje. Ir įspūdingas oro paėmimas gale. Dar radom vieną labai įdomų egzempliorių Volvo 760, vienas iš tų senukų, kur vis dar varomas galiniais ratais. Labai įdomi detalė, pažiūrėkit, tokiam senam automobiliui turi miniatiūrinius valytuviukus nuvalyti žibintui. Ir įdomus dalykas, kad atvažiavę rimti bachūrai iš Panevėžio. O šone dar turim vieną blankų automobilį, kuris labai fainai vairuojas, tai Land Cupra. Can I ask a few questions? Sure. How about the race? Do you like it? What's
What's your favorite? Okay, thank you. Ką tik matėm sudaužytą Rexono Yarisą, bet panašu, kad Rexono nepergyvena, nes turi dar vieną Yarį, dar vieną Yarį, dar vieną Yarį, dar vieną Yarį ir vieną Clio. Kas tas ABC reis? Kažkada Lietuvos čempionate taip pat vyko ir Yarisų pasirodymas, čempionatas. Tai čia tokia gal likusi klasė, į kurią įeina ir Clionkės, ir Peugeot 106 ir 206. Bet kas jas riboja, tai yra 1.4 variklis. Ta klasė, galima sakyti, yra pradedančiųjų klasė, kuri galbūt nori būti lenktynininkais, amžiaus cenzo nėra. Ar žinai, koks yra jauniausias vairuotojas? Ne, nežinau, bet iš veido galiu pasakyti 14 metų. Paskutinis klausimas, tada kas vyksta 5:06 Endurance'as. Papasakok trumpai. Taip, tai yra Nankang Academy Endurance, tai yra 2 valandų lenktynės, kurios čia taip pat bus matomos Kačerginės Nemuno žėlo trasoje. Jie varžysis čia 2 valandas ir užbaigs visą realiai Baltijos šalių čempionato 4 etapą. Can you tell something about this beast? What is this? What's under the hood? It's Peugeot 106 with Rally body kit, 1.1 liters. 1.1. Yeah, How many horsepower? 72. 72, amazing. Does it have a turbo? So it's your first races, you want to become a race driver? Yeah. How is it going so far? How many first, second, third places? None, but I'm going for it. A lot of experience, right? Okay, thank you. We wish you good luck. Thank you. Kas tu esi ir kodėl aš tave kalbinu? Sveiki, esu Lukas Kvederis, esu KTK Racing organizacinės grupės vadovas. Čia esam todėl, kad dalyvaujam 325 Cup lenktynėse. Taip pat papildomai užsiemam treniravimu. Naujus vairuotojus bandome treniruoti, bandom pritaikyti, kad jiem būtų kuo švelnesnės pasiekmes tai simuliatoriumi. Ką jūsų dabar kolega ir bando padaryti. Ginteni, kas vyksta? Kažkaip netraukia mašiną ir net nežinau, su ko važiuoju. Labai slidi trasa kažką. Nesuprantu. Eik tu savo, kiek mašinų dužo. Kvapą gniaužiantys vaizdai iš Kačerginės trasos. BMW taurės lenktynės nutraukė masinę avariją. Traumų išvengti buvo neįmanoma. Sunkiai nukentėjo 16-metė lenktynininkė. Ką tik buvo sustabdytos varžybos dėl to, kad kažkas palėtė padangą ir prieš paleidžiant važiavimą milžiniška avarija buvo. Einam. Turbūt pirmą kartą gyvenime Kačerginėj matau tokią didžią avariją. Pažiūrėkime. Ant šono BMW. Be priekis, galas, priekis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mašinas. Kol kas ne visiškai aišku, kas buvo čia trasui, kas į ką įvažiavo, nuo ko viskas prasidėjo. Greitoji kol kas yra tik prie vieno vairuotojo, kiti keletas sėdi šalia trasos. Keli atėjo į pitus. Tai panašu, kad rimtų sužeidimų turbūt vairuotojams išvengti pavyko, bet sekmadienis pažymėtas tokia liūdnoka nata, ypatingai 325 klasiai. Dabar laukiam, kol galės startuoti sekant klasę. Gal papasakotum biškį, kas įvyko, kokia čia situacija buvo, dėl ko čia viskas? Tai įvyko vėl dėl 2 geltonų vėliavų. Čia, kai išvarto padangas, būna 2 geltonos vėliavos. Taip. Ir mes parvažiavom visi. Lėtai, stojom, dar man dingo stabdžiai, aš iš 8 vietos turbūt iki 2 važiavau, važiavau visus. Tada laukiau, kol visi pro mane pravažiuos realiai, kad negaučiau baudos savo išlenkimo. poziciją, kad grįžtų. Ir jau padangos buvo statytos, o tenai jau rodė žalią vėliavą. Tai visi be stabdžių parvažiavo, mes čia visi stovėjome. Aš iš vis stovėjau vietoj beveik ir tada galvojau, aš nežinau ten. Kiek maždaug automobilių dideliu greičiu pravažiavo, tu galvoji? Tikrai turbūt ne vienas. 175 čia. Ne, bet kiek pačių automobilių buvo atvažiuojančių į jūsų krūvą? 10. 10 automobilių. Nu, tai kaip ir viskas aišku pasiekmes. Pačiam viskas gerai? Labai galvos skauda, nežinau. Svarbiausia, kad tik tiek. Ačiū. You look very sporty now. So our main and obvious question, can you tell us what happened? So basically there was double yellow on the top of the hill. The cars in front of me stopped, 2 guys passed me, and everyone stopped on the track because they wanted to sort out the positions. And then everyone just came full speed, hit me in the back. Some cars flew by in the front, and for me it's, I think, the less damage from everyone because half of the cars are
end of the season. Tai šiandien vyko vienas didelis krešas, po kurio biškai nublanko tavo problemos, bet jos vis tiek mus domina. Sakė, vakar įvažiavai geriausią ratą, startavai pirmoji pozicijai, o šiandien pačiam pirmam rate kažkas atsitiko, ko mes nematėm. Gal trumpai pakomentuosi, kai situacija daug buvo. Pačiam pirmam rate, pačiam pirmam posūkį šiek tiek susikabinom su Aurimu, nes Aurimas pasidarė šiek tiek geresnį startą. Ir aš šiek tiek atsileidau prieš pirmą posūkį, kad abu gražiai tilptume ir jis galvoja, kad aš atsileidau daugiau, negu kad atsileidau iš tikrųjų ir pasuko į kairę. Ir kairiai buvau aš ir susikabinom, aš su dešiniu priekiniu ratu, man atrodo, turbūt kliudžiau ratą šiek tiek. Ir tas sukabinimas nebuvo labai didelis, jis šiek tiek slystelėjo, bet kadangi pas mane vairas susuktas, iškart ėjo didžiausias smūgis į kelmą ir amortizatorius išlūžo iš kelmo. O jisai? O jis važiavo ir nuvažiavo ir viskas. Ja. Bet toliau važiuosi šiandien? Važiuosiu. Taip, tik tai gaila, kad jau turbūt palaidojau savo viltis būti pirmą šiais metais. Dabar turime vien 6 klasę, einam pasižiūrėsim, su kuom visi važiuos. Panašu, kad turim Civica, Integra, Civica. Turim labai daug Civicų. Pasižiūrim juos iš arčiau. Jeigu neklystu, vienintelis net Civicas yra šita Integra, kuri vis tiek ganėtinai arti Hondas ir arti Civico. How does it feel to own an Integra when your rivals are Civics? I have 2 of these. Right? But now you're only Integra. Very special, very special. Very special. Why is it special? And why Integra, not a Civic? Because it's like a more special car. And it's a better handling, longer wheelbase. And the others, they do not know that. They know, but the Integra is very rare. So you're lucky. Yeah. Toliau aš jums nieko daugiau neparodysiu, nes visur toliau vien Civicai. Tai, ką turim už nugaros, tai yra ABC Race, arba kitaip tariant, ABC racija. Ir čia yra nelimituojamas dalyvio amžius, čia yra ir 16 metų mergina vairuoja, ir turbūt panašaus amžiaus, ir automobiliai yra iki 1.4. Dabar turim daug Rexonos dezodorantų, Jarisu, einam pro Rexonos komandą, einam biškį minio vairuotoją pakalbinsi. I just wanted to tell you that your car is super sexy comparing to all the others. I guess the other one is the same sexy. Is it your teammate? Yeah. You look cool, guys. Nice choice with the minis. How's the race going so far? It's good. The track is excellent. 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 You mean the road or? No, it's super interesting. Really? The road could be newer. Still, it's okay for these cars, I guess. Well, thanks for the compliment. We wish you all the best. Thank you. Tai ko gero skaudžiausias šitos lenktynės avarijom yra ne tik tai šiemet, bet ir per paskutinius keletą metų, kas liečia Nemuno žiedo istoriją, nes startavo 325 kapas, turėjom 10 automobilių avariją, tada pravažiavo 1600 klasę, tada startavo 1400 klasę, ABC, apie kurią nesenai kalbėjom, ir jau 3 ar kelių ten automobilių avarija, kurią mes matom jau pirmam rate. Wow! Tai prasideda paskutinė sekmadienio lenktynių dalis, tai endurance ištvermės lenktynės, jos turėjo trukti 2 valandas nuo 6 iki 8 ir aišku, kas nuvažiavo daugiausiai kilometrų, tas ir laimi. Šiuo atveju matėt, kokia nežmoniškai didelė avarija įvyko, dėl tos avarijos truputėlį sutrumpėjo laikas, per kurį gali važiuoti dalyviai. Tai šiuo atveju dabar yra beveik 6:30, startuoja 6:30 ir važiuos vairuotojai 1,5 valandos ir aišku, kas nuvažiuos daugiausiai ratų, tas ir laimės. Čia panašu į muzikinį klipą. Kaip sakė Artūras Zokas, aš teniso kamuoliukas. Tai baigėsi mūsų pirmasis video, kuris buvo su daug netikėtumų ir tiek avarijų, kiek aš per 12 metų lankymas Festlap'e nesu matęs. Čia ne Festlap'as, o Kaunas Grand Prix. Nebent Raimondas yra matęs? Ne, tikrai tiek daug nematėm ir tokia pilna diena su visko gavos. Buvo visko, ko nesitikėjom, tikimės, kad įdomu ir susimatom kitam video. Tarėme iki. Iki Raimondai. Iki.